Labą dieną visi, kurie domisi programavimu. Ir toliau mes mokomės su C++ kalba programavimu, naudojame CodeBlock programą ir mokomės toliau ciklus while. Ir šiandien mes vieną pavyzdį pabandysim panalizuoti ir naujus įrankius programavimo kalboje susipažinsime. Tai uždavinys būtų toksai. Parengti programą, kurioje vienas po kito būtų įvedami skaičiai, seka skaičių. Darom be masyvo čia viską. Įvedus 0, kai įvesim įvairius skaičius, įvesime kaip 0, tai programa pradės jau skaičiuoti ir galvoti. Ne? Pabaiga įvedimo bet kurio skaičio bus 0. Ekrane parodytų įvestus skaičius. Mums reikalinga, kad programa parodytų skaičius, kiekį skaičių, jų sumą ir vidurkį. Pagalba šiam uždaviniui spręsti būtų tokia. Būtina programai naudoti kintamąjį skaitliuką, kuris skaičiuotų įvestų skaičių kiekį, kintamąjį, kuris skaičiuotų įvestų skaičių sumą. Ir su to pačiu vidurkį pasidaryti. Na ir čia aš padaręs tą programos kodą, panalizuokime, ką mes čia naujo pamatome. Tai bibliotekos, tai yra prie biblioteko pagrindinė funkcija, programos pradžia ir int amount digits mes panaudojame, tai įvesti kiekiui. Mes naudojame sumai suvesti. Ir štai mes matome, kaip šita programa toliau dirba, kaip jos aprašymas, kaip sakiniai baigėsi, naujai sakiniai baigėsi, matote, endl nematote. Na ir čia yra do while variantas, ciklas, kada vedama tol, kol netiesa. Kai tiesa bus, sustos. Kai mes mokėmės while, tai reikia vesti tol, kol tiesa. Tai dabar čia didėja skaičiai po vieną. Nu, čia, aišku, mes gal maketą pakeiskime truputėlį, kad nesusimaišytų jums užrašymas ir padėtis gulščia. Tai įvedame mes didinam skaičių. Jeigu kintama vardas, ne? Jeigu ne 0, bet koks skaičius, bet ne 0, skyrus 0, tada reiškia prisideda, ne, visą laiką. Vat mes matome, kaip skaičiuojasi, čia mums visi šitie dalykai jau žinomi. Na ir pabandome dabar ją paleisti tą programą. Čia jinai suvesta, ta programytė, paleidžiame, įvedame skaičius, kiek norime vedam, išeiti yra 0. Tai bet kokius skaičius galim vesti. Čia tik tai su while ciklu, čia ne masyvas. Ir dabar paskutinis bus 0, dedame 0 ir enter, suskaičiavo. Yra skaičių 5, 1, 2, 3, 4, 5 skaičiai, ne 0, jų suma yra 32, vidurkis tos sumos yra 6,4. Na va, ir mes tą programą kaip ir išsprendėme. Tai ačiū, kad žiūrėjote, iki kitų kartų.